Sveiki visi, taigi kviečiu pasižiūrėti, kaip pasidaryti šitaip atrodantį makiažą ir tikiuosi jums patiks. Aš jau esu pasitepusi maitinamuoju kremu, naudoju iš Avono. Taigi toliau paslėpti netobulumus aš naudoju BB kremą. Ir jo nereikia labai daug, mes norime tik tais lygiai padengti veido odą. Ir priemonę paskirstau su teptuku. Taigi sekantis žingsnis yra užmaskuoti šiokius tokius netobulumus, tai naudoju iš Collection concealerį. Jau nusitrynė, bet manau daugelis iš tikrųjų žino šitą firmą ir tikrai labai geras maskuoklis. Priemonės paskirstau truputį po akimis ir ten, kur aš noriu užmaskuoti dar. Ir šį kartą užmaskuoti naudoju kempinėlę. Truputį užtapšnuojant ant akies voko. Taigi, kad priemonė nesubėgtų raukšleles, reikia užtvirtinti su kompaktinė pudra. Aš naudoju iš Rimmel, štai šią. Tikrai esu girdėjus nemažai gerų atsiliepimų apie šią pudrą, dėl to ir susigundžiau ją nusipirkti. Ir jeigu dar abejojate, ar verta ar neverta, tai aš taip pat rekomenduoju. Ir išsilaiko tikrai neblogai. Tai pirmą padengiu tas vietas, kur įdėjau maskuoklę, tik po akimis ir ten, kur labiausiai man rebaluoja soda. Tai ta zona, nosytė ir čia. Sekantis žingsnis, ką dažniausiai darau, tai truputį išryškinti veidą, naudoju bronzerį. Ir mažytę gudrybę, kurią naudoju, tiesiog patapšnojus, tą perteklių aš perdedu ant dangtelio ir lieka mažiau visko tai. Ir labai švelniai iš pradžių padarau liniją ir tada einu į viršų. Toliau su tuo pačiu šepetėliu nieko nepaimdinant daugiau produkto, tiesiog išryškinu savo žandikaulį. Taigi dar vienas labai paprastas dalykas su ta pačia kompaktinė pudryte, aš užtepu su pirštais ant akies voko. Taigi sekantis, bet ne vienas iš svarbiausių dalykų, ką reikia padaryti, tai pasiryškinti antakius. Ir šį kartą aš naudoju pirštuką iš Catrice's. Tačiau dažnai naudoju ir šešėlius. Tai bent jau aš darau, visų pirma pasidarau liniją. Tada užpildau antakio galiuką. Ir einu į priekį. Ir prieš paskutinis žingsnis, ką aš darau savo kasdienį makiažą, tai pasidažau blakstienas ir naudoju šį tušą. Taigi pats paskutinis žingsnis tai yra lūpos. Šį kartą naudosiu lūpų vazeliną, naudoju iš Margaritos. Ir padengiu savo lūpas. Taigi štai taip atrodo mano kasdienis makiažas. Tikiuosi jums patiko, jeigu tai paspauskite like, prenumeruokite ir susitiksime kitose video. Iki!